Labas rytas visiems, Simona tuoj prisijungia ir jums viską papasakos, gal dar pasidėžyti išbėgo. Tai perduodu žodis. Ne, aš gaminu. Nes 11 valandą turiu susitikimą su žmogum, kuriam padariau testą ir aptarsim ir išrinksim, ką užsisakys, tai turiu greitai viską. Tai dabar dėl renginio. Tai renginys šį šeštadienį, renginį dabar klausiau vakarykštį Augulio pasidalinimą, kad renginį dar bus ir naujas toks pranešimas apie finansus, kaip mes, kad ar tikrai visi moka, ką su tais finansais daryti ir kaip ten viskas atrodo, matyti, kaip supratau, ir iš buhalterinės pusės, kaip atrodo veikla Zinzino ir visa kita, tai manau bus tikrai labai visiems įdomu ir naudinga, nes būna šitų klausimų. Ir Ievos bus pranešimas, tai jau nekantrauju, Ievute. Visada labai būna daugiausia ovacijų. Tai mes palaikysim labai tave, viską nufilmuosim ir tai gražiai nufotografuosim. Tai... Man baisu, nes jau tokia užkelta kartelė, čia visi jau man rašo, laukiu, aš tokia dar not ready. Ready, viskas gerai. Tai vat, ir kas, ir bus Kolinas Robinsonas ir Julieta bus. Tai man atrodo tikrai renginys bus labai stiprus. Robertsonas. Jo, ne Robinsonas, o Robertsonas. Tai tikrai renginys bus stiprus ir bus įdomu, man atrodo tikrai su tiek ir tokių pranešėjų, dar kartu ir atvažiuoja Jūratė. Kartu atvažiuoja Jūratė iš Director Supporto. Tai nežinau tik tais tiksliai apie ką jinai kalbės. Nežinau, ar jinai darys pranešimą, ar mes tiesiog klausimus galėsim jį užduoti ir panašiai, bet Jūratė yra visiškai nerealiai ir kai pasiekia direktoriaus laipsnį, tada gauni kitą numerį, skambini į raudoną telefoną Zinzino ir tada Max tikrai ir aptarnavimas, ir visko išsprendimas, tai ir visokių naujų hekų sužinai, ką galima dar pagerinti. Tai va, tai labai visus kviečiu savanoriauti, mes su Ignu savanoriausim, Ieva savanoriausim scenos, mes tikriausiai prie kavų pilstymų. Aš nežinau, čia galima sakyti, Tomai, jeigu ką, niekam nesakyti. Bus galima paragauti renginį naujo produkto, nes mačiau pas Augulį prikrautą šito spirulinos skystos. Tai va, ir labai tikiuosi, kad bus kažkas, kas pakalbės apie tai, nes aš vakar Augulio klausiau, kuo skiriasi šitos skystas nuo kapsulių, jis sako, aš dar pats iki galo nežinau, tai gal šeštadienį sužinosim. Nu tai va, tai gal kartais kažkas padarys apie tai pranešimą, kadangi jau ir duos ragauti, tai man atrodo turėtų duoti ir informacijos. Tai bus labai labai įdomu ir naudinga. Tai ką, ir aišku, visiems mums kartu pabendrauti, įsikvėpti, tikrai daug būna, tikrai tuose renginiuose įvyksta daug pokyčių, žmonės įsikvėpia ir pamato, vat, pavyzdžiui, kažkurį laiką nebuvus aktyvi Asta, nuvažiavo į renginį, kai pamatė, kad lipa žmonės ant scenos, ten vėliau negu jinai pradėjus ir patekė, tai jinai įsikvėpė, sako, aš noriu daryti, aš matau, kad galima padaryti ir panašiai. Tai va, tikrai renginiai yra privaloma mūsų veiklos dalis ir be jų niekaip. Gal yra kokių klausimų apie renginį? Nu, paklaus, ko tu nežinai. O kur afteris? Kur afteris? Nu, tik tais ne ten, kur buvo, prašom, užjauskit vegetarus, nes labai blogai vegetarams su afteriu. Tai va, tai mums gal reikėtų pačiatinti, kur mums gal rezervuoti kažkokius. Nes jau maistas geresnis buvo, bent jau man, kaip vegetariai, maistas geresnis buvo ten, kur ir vyksta renginys. Nu tai jo, tai čia pamastysim tada bendram. Reikia pagalvoti. Reikia gal kauniečių paklausiu aš. Jo. Kur galima.
kur faina ir skanu. Nu tai ką? Tai apie renginį gal tiek. Tomai, tu geriau žinai. Gal tu dar kažką gali pridėti. Tu ten viską žinai. Prašau elgtis tvarkingai, atvažiuoti iš anksto ir prisiregistruoti, prisiduoti, viską pasiimti savo maišiuką. Mačiau ir maišiukus gražius naujus, tai va, tai jums išduosiu. Jo, Vakar tai reikia užbėgau, šiek tiek viskas anksčiau. Taip. Šiek tiek anksčiau atvažiuoti, kad nesistumdyt eilėse. Užsiimti savo vietą, atsigert kavutės su reiškia, kitais atvykusiais pabendrauti. Ko gero turėsim vėlgi knygų daug, turėsim kavos, turėsim galų gale ir to produkto paragauti. Taip, labai Kad įdomu. būtų renginys, tai jisai, tą turėsim per pertraukas daryti. Vėlgi, viena pertrauka išsimeta pietus, tai, bus tempas kaip visą laiką, manau. Ir ką, apie šio mėnesio akcijas, atrakcijas, tai ką, visi turim 3 ECB, ne? ECBX, kur trigubinasi nauji, tik reikia naujų taškų, kad trigubintųsi. Ir ką, ir galima dar šį mėnesį, jeigu padarai, Tomai pataisyk, ar gerai, 8 aktyvumo taškus, tada gali ir šį mėnesį turėti, jeigu neturi to ECBX. Tiesiog reikia daugiau aktyvumo taškų. Aš nežiūrėjau, žinokit, net pagrindė tie žmonės, kurie dirba, tai jie susitvarkė Taip, praeitą mėnesį. Tai jeigu taip tiksliai galim pasižiūrėti akcijose. ir dar kažkaip nuo savęs norėjau pridėti ne dėl renginio, bet dėl pačio darbo. Kažkaip apie tai, kad vakar tiesiog su viena partnerė kalbėdama supratau, kad kartais žmonėm trūksta pasitikėjimo produktais ir testais. Tai iš tikrųjų, kuo daugiau skaityti atsiliepimų, gerų istorijų, sėkmės ir prie kokių, ir būtent žinoti, kuo daugiau informacijos, prie kokių sąlygų padeda balanso sutvarkymas, prie kokių sveikatos dalykų. Nes realiai prie visų, ar žmogus sveikas, ar jaučiasi sveikas, nesijaučia sveikas, visiems reikia atlikti testą. Jeigu testas nėra geras, tai bet kokiu atveju visiems prie bet kokių nusiskundimų reikia susitvarkyti balansą ir turėti gerą lygį visų ir omega 9, ir 6, ir 3. Tai reikia pirmiausia patiems tikėti ir žinoti gerai, ką gero daro mūsų produktai. Tai aš gal tada prie tų ECBX. Tai yra 3 galimybės aktyvumo taškais. Tai Ultimate kitas duoda 8, bet koks premjerinis klientas duoda 1. Taip pat kaip buvo Ir reikia 8, ne? praeitą mėnesį, jo, tiesiog 8 reikia. Tada antras variantas tai Restock ECB balanso produktų rinkinys, 6 testai, 15 kreditų. Ir kitas variantas tai Ultimate Partner Kit, tai tie, kurie startuoja rugsėjį, jeigu su tokiu paketu, tai jie automatiškai gauna kvalifikaciją tam padidintam ECB. Atsargios tokios. Yra daug galimybių. Ar kas nors turi klausimų, jeigu ne, tai gal Bakėjus, kuris nėra, norėjo papasakoti, pasidalinti kažkuo, bet... Bakėjau, ar tu čia? Aš gal biškai noriu pašnekėti dėl renginių, nes kažkaip toksai, vat ir iš komandos jaučiasi, kad pradedi šitą veiklą, visi tokie hypinė, visi nori ir paskui taip kažkaip
down, tai iš tikrųjų, kodėl tie renginiai yra organizuojami, kodėl yra kviečiama tikrai dalyvauti, nes jeigu tu įsipareigoji dirbti šitam versle ir dirbti normaliai, tai renginys, jisai tau atsakys į klausimus, jisai pakels tavo motyvaciją, nes būna visokių šitam versle, ar ne, kalnelių, mes tai geresnis mėnuo, tai blogesnis, tai jau galvoju, aš už kokius 100 kartų galvojau, viskas, aš mesiu Zinzino, tikrai nuoširdžiai, per 1,5 metų tikrai esu pagalvojus, gerai, ne 100 kartų, kokius 10 kartų, kad jau tikrai viskas, bet atvažiuoji, matai sistemą, matai žmonės, kurie daro tai metai iš metų ir matai, kad vis tiek nuosekliai darant, tu pasieksi tą savo rezultatą. Taip, vieni greičiau, kiti tam lėčiau, bet jeigu tu nesustosi, jeigu tu būsi, tu tikrai tą pasieksi. Ir renginiai tai tik tai įrodo ir užmotyvuoja, nes chebrytė, spalis ir lapkritis artėja tikrai patys geriausi mėnesiai, artėja Black Friday, artėja didžiausi turbūt pardavimai ir nuvažiuoti renginį, gauti informaciją iš Kolino, gauti motyvacijos iš Julietos, iš kitų lyderių, pasišnekėti per pertrauką su kitais ar ne partneriais ir pasiruošti šitam sezonui, tai yra privaloma. Lygiai taip pat kaip Oslo renginys ir šiemet aš vis klausiu, tai kas važiuoja į Oslą, kur ta komanda, kur yra tie žmonės, kurie iš tikrųjų yra pasiruošę pilnai šitame versle atsiduoti, net nesvarbu, ar tai yra jų pagrindinis darbas ar papildomas, bet renginys yra šito darbo dalis. Ir kada žmonės pabuvo, tai nežinau, pusmetį, metus sako, ai, tai gal čia ne man, gal čia neveikia šita sistema, gal tikrai nieko gero, tai visuomet aš tada irgi noriu paklausti, o tai tu buvai visose renginiuose, o tai tu dalyvavai visose seminaruose, o tai tu ėjai, klausai, šnekėjai su lyderiais, kaip tau padaryti dalykus. Ir tada pamatai, kad ne, tai vat, nes ir Ignas ar nesako, kodėl pabrėžti tą dalyvavimą renginiuose, tai yra darbo dalis, kaip mes darom susitikimus, kaip mes darom konsultacijas, kaip mes darom tyrimą, kaip mes darom tyrimo išaiškinimą, kaip mes, nežinau, palaikom savo klientus, kaip mes dirbam su partneriais, taip, renginys kiekvienas, nesvarbu, ar tai būtų Kornerija, mūsų mažas ar ne komandos renginys, ar tai būtų Lietuvos renginys, ar tai būtų spalio mėnesio Oslo renginys, jis yra privalomas. Ir mes turim tiesiog savo kalendoriuje, jau mes jau tikrai tos datas Zinzino skelbia labai anksti, mes žinom ir Oslo renginį, mes žinom ir kitų metų, tikrai žinosim vėlgi Kauno renginį, mes iš karto turim užsibukinti savo sistemoje ar ne, savo kažkokiam kalendoriuje ir tai yra nepajudinama, viskas. Rugsėjo 21 dieną man yra renginys, vadinasi, aš kažkokius savo darbus planuoju aplink jį, nes ten dalyvauti aš turiu, aš noriu tam, kad šitame versle mes kažką iš tikrųjų padarytume. Tai va, čia tokia mano pasidalinimai, gal jau dabar grįž Ignas ten kur nors iš salės, mes jį iškviesim, Simona, matau, gamina maistą, gali ir man pietus pagaminti. Tai laukiam Igno tada. Laukiam Igno. Mano tema kokia bus? Multivibes. Tokia mano tema. Bet jinai bus su tam tikrais prieskoniais. Kaip sakai? Viskas bus apie legalumą ir teisę. Visada bus pati geriausia, ne? Ne, baikit, žinokit, aš jau pradedu įtampą jaus, nes visi čia... Žiūrėk, kai būna čempionatas ir būna finalas, tai tas pats renginys bus irgi finalas. Tai va tada tu, kai užlipsi ant scenos, tau reikia turėti geriausią formą. Aš ruošiuosi. Tu turi dar laiką. Tomai, aš ruošiuosi, tik aš apie šitą prezentaciją sužinojau 3 dienas atgal, tai šiek tiek. Tai pasistengsiu my best, kaip sako. O įsivaizduoju, Ieva, kai tu sužinai apie prezentaciją 3 dienas prieš, tai dar gali pasiruošti. Žinai, kada aš sužinojau apie savo išstojimus ant scenos?
Tai jau prasideda renginys, sako, Ignai, čia vat bus pertrauka už ten 30 minučių, ar galėtum padaryti kokį ten, žinai, nu kažką, nu ką tu darai, nu tai va. Tai nėra, taip, žinai, reikia atsisėsti, pagalvoti, ką, kaip, koks mūdas, reikia prisiminti, ką jau esu daręs, nu ta prasme. Nu, tai turi pusę valandos, nu. Jau turi pusę valandos. Bet žinai, kaip ten sako, kai mokė, netrunka. Nu jo. Ar viskas apkalbėta? Taip, laukiam tavo. Tavęs laukiam. Jo, manęs laukiat. Ko dar norėčiau, kad pasikalbėtumėt apie tai, tai kaip laukiat Oslo, kaip tam ruošiatės, kas yra padaryta, kas dar nepadaryta. Žinau, kad dar gal stalai nėra užrezervuoti, kur sėdėsit ir valgysit, ne, Simona? Tai pasikalbėkit dar trumpai apie Oslą, ne, kas Aš padaryta. stovėsiu ir nevalgysiu. Nu, Nieko žinai, prie paskui manęs bėgsi su prisėsti, visais, aš jau paskui bėgsi užrezervavau. ir stumdysi su visais kitais ir paskui ten sėdėsi prie su suomiais prie stalo. Tai dar trumpai apie Oslą. Tai Oslo svarbiausi 3 akcentai. Tai bilietas į renginį, bilietas į lėktuvą ir viešbutis. Tai šitie 3 jau turi būti, todėl kad į renginį bilietai brangsta ir jų mažėja. Viešbutį, jei kažkas dar neturi viešbučio, tai vėlgi yra balanso pasaulyje tikrai postas, kad jeigu kažkas neturi, gali susisiekti, nes yra sąrašai, kas gyvena po vieną, kas dar kažką ir tikrai surasim, kaip sakoma, kur jūs apnakvindyti. O į lėktuvą, nu tai vėlgi nusiperki dabar, sumoki, aš neatsimenu, kiek aš mokėjau, labai tikrai pigus bilietai buvo, nes jeigu pirksi savaitę prieš, gali būti, kad pigiai negausi. Bet šiaip, tai aš tai žinokit, taip pat vis prisimenu tą jausmelį, kai buvo praeitais metais, kai tu išvažiuoji. Tai šiais metais mes su Simona pasižiūrėjom, kad gaunasi daug ilgesnis laikas, nes mes išskrendam trečiadienio vakare. Tai 120 mes dabar mokėjom. Labai nedaug, tikrai ten gal, nežinau. Tai va, mes įskrendam trečiadienį vakare ir grįžtam sekmadienį vakare. Tai šitiek dienų be maisto gamybos vaikams, be mokyklų vežiojimo, be buvimo kamščiuose, pabuvimo su kolegom, su draugais, šiek tiek kitoj šaly, nors aišku, to Oslo mes ten tiek ir tematysim. Bet aš prisimenu tą praeitų metų vaibelį, kai, tu ateini, mano buvo pirmas renginys ir aš pataikiau įeiti dar per repeticiją, aš tiesiog įėjau į salę ir ta salė, jinai tuščia, garsas eina ir kaip tik, man atrodo, paleido tą Zinzino takelį ir toks jausmelis nerealus. Ir tada ten kaip tik repeticija, kaip nešė vėliavas, kaip fainio, kai susirinko ten, 1000 minia ir dydis tas visas, ar ne, tos salės, tie garsai, tos šviesos, tas, o Dieve, ta euforija, tai tikrai, sakau, nuvažiuoti, pamatyti ir važiuoti. Aš tai žinokit, šiek tiek kaip addicted jaučiuosi, nes aš jau taip noriu, aš jau nežinau, aš nuo praeito renginio, sakiau, būtinai važiuosiu į kitą renginį, nes toks tampi priklausomas nuo tos energijos, kuri yra Osle, ir kai išbėga Orianas ant scenos ir jisai ten šokinėja, kaip aš paskui man tai patinka, jis toks kaip nikštuvas su tą savo energiją ir jis ten pašokinėja ir papasako, ir tada ateina kažkoks naujas produktas pristatymas, ar ne? Ateina visas sveikatos taryba, ar ne, mokslininkų taryba, tai ir Kolinas, ir Polas Kreitonas, ir Emily, ir wow, aš ten sėdėdavau, tai kiekvieną, sakau, tą pranešimą gerdavai, aišku, nuovargis didelis, bet tu grįžti jau su visiškai kita energija ir jau tada Black Fridays yra tavo, kaip aš sakau, vyšnė ant tortos ir tavo toks po to įsikvėpimo, po to tikėjimo tą įmonę, tais produktais, po kažkokių naujų tikslų įsikelimo yra tiesiog kaifas dirbti visus likusius metus iki kito renginio. Dėkui tau labai, kad pasidalinai. Ir labai iš tikrųjų gaila, šiais metais man į Oslą vykti neteks, nes aš turiu renginį. Porą tūkstančių žmonių irgi turėsiu progos pašokdinti, pamotyvuoti ir įkvėpti. Tai žodžiu, turėsiu savo Oslą Palangoje. Bet jum tai geriausios kloties, nes iš tikrųjų, pamenu, mes dar čia, kai gal net nesam buvę pirmojo kelioniai,
Ir pamenu vienam iš pokalbių, gal antradieninio, o gal labiau ten, kur Augulis organizuodavo, tai buvo paklaustas, dar pamenu vietą, per kurią važiavau, buvo paklaustas Gintas, kodėl jisai važiuoja ir kodėl reikėtų važiuoti kiekvieną direktorinį. Nes iš tikrųjų tu prabuvai, nu ir kaip ir viskas, nu, ten žinai, plius minus eina ta pati linija, bet iš tikrųjų ne. Renginio organizavimo reikalai keičiasi, kažkokie apdovanojimai atsiranda, pasiekimai atsiranda, daugiau prezidentų, daugiau visokių pasiektų titulų, tada kolektyvas keičiasi, tu važiuoji vis su kitokiais žmonėm arba su ta pačia komanda, tik jinai plečiasi. Ten dar kitaip, jau santykis kitoks, kur pirmą kartą tu atvarai toks išsiviepė, žinai, ten Antanas eina viską rodo, kur čia ką valgysim, kur čia ką gersim, paskui jau tu toksai tampi, žinai, tada dar kažkas, tada keičiasi renginio lokacija, kita nauja vieta, viskas dar kitaip, tada tie pasikeliavimai, pasikalbėjimai iš renginio vietos iki viešbučio, lietus lyja, dar kažkas, nu žodžiu, visokių fainų išgyvenimų, nu ir tai įsirašo mum kažkur į širdį, kažkur į smegenis, kaip geras priminimas, tai praleisti tikrai nevalia, labai gaila, kad man taip nutiks, aš iš tikrųjų netgi galvojau, kad aš tikrai skrisiu, nesvarbu, bet paskui pagalvojau apie savo skridimą, kad aš realiai tik praleisiu šeštadienį visą dieną renginį, vieną dieną, o sekmadienis toks jisai paskui jau ten dar būna, bet apie ketvirtą viskas baigėsi, tai kažkaip pagalvojau, kad gal vis tik tai šį kartą aš praleisiu. Ne, aš pažiūrėjau skrydžius, tu būtum tik šeštadienį vakare, tai dėl to net nieko jau nebesakiau. Tai va, tai labai gaila, bet jums su baltu pavydu ir tai bus mano vienintelė istorijoje Zinzino metai, kada aš praleidau Oslą. Bet ko aš nenoriu praleisti ir ko aš nepraleisiu ne vienais metais, tai direktorinio. Dar labai noriu, kad atsirastų tas ambasadorinio kelionė kiekvienais metais ir jos irgi nepamesti ir tada bus jau happy three friends. Tai va, tai pasimatysim su visais renginį šeštadienį, labai iš tikrųjų laukiu, nes ten visai gera energija, visai nemažai žmonių susirenka ir labai įdomu pamatyti tuos visus ir pasiekimus, pasižiūrėti, kaip mes kaip komanda patobulėjom, paklausyti pranešimų, kas iš tikrųjų bus labai fainai ir Julieta bus ir Kolinas bus. Tai iš tikrųjų tie mūsų susitikimai vis labiau stipresni ir stipresni darosi. O kadangi liko kelios minutės, tai tiesiog noriu priminti visiems, kad mes dar turim tokį, baigsis už 10 minučių jo, bet kadangi mes turim visi trigubą ECB, tai reikia pasinaudoti tą progą, nes yra, kaip ten sakė, Major Blast, Zinzino Major Blast mėnesiai, nu iki lapkričio jo. Bet iš tikrųjų, kaip Augulis sako visada, tai neskaičiuokim ten tų terminų, svarbiausia tai daryti kiekvieną dieną, nuo ryto iki vakaro ir tada sėkmė aplanko tuos. Tai labai norisi irgi pasižiūrėti, nes Antanas iš tikrųjų daug investuoja to laiko ir daro susitikimus be sustojimo kiekvieną mielą dieną ir pasieks rezultatų anksčiau ir vėliau tikrai tų didžiųjų. Toliau labai gražu žiūrėti, kaip Tomas irgi vieną po kito po truputį labai lėtai, bet užtikrintai pajungia partnerius, kurie daro didžiulius rezultatus, tokius kaip Natalija. Galų galia Natalija ir savo rezultatus daro, savo pardavimus daro, bet tai, ką jinai transliuoja apie save kiekvieną dieną, apie tai, kaip jinai ką daro, kokia jinai yra pastovi, tai labai stipriai įkvepia. Nu ir aš labai laukiu Ievos pranešimo, nes kiekvieną kartą Ieva vis labiau nustebina, tai aš dabar galvoju, kur dar. Ta prasme, jin turėtų realiai ten ateiti ant scenos su vaiku, jį maitinti ir parodyti tada visiems papą. Ir čia kažkas bus tokio, kur tipo maždaug, nustebina, žinai. Nes mes visą tai jau esam išgyvenę kalbos prasme, nes jinai pasakojo. Bet tikrai, tai labai laukiu tavo pranešimo su didžiulė nuostaba, kas ten tokio bus. Ir labai įdomu, kas ten dar bus paruošta programą, nes nieko nežinau, pirmą kartą taip yra. Tai va, tai Vilma, nu va, tu visko prisiklausai, tavo paskutinis komentaras, kaip tu jautiesi apie netrukus būsiantį renginį, va, ką tu išgirdai, apie Oslą, į kurį tu važiuoji ar nevažiuoji, aš dar nežinau, tai galėsi irgi pasakyti. Pasidalink, prašau, keletą komentarų. Vilma gal tualetą išbėgo. Natalija, tu čia? Taip, čia.
Nu, labas, Natalija, malonu girdėti. Būk gera, papasakok, ar save šiais metais sulauks Oslas? Ne, manęs nesulauks Oslo šiemet. O ne, kodėl, kas nutiko? Tiesiog aš buvau jau seniau susiplanavus kelionę. A, Tai tuomet tikrai neplanavau iš viso nei labai čia įsilieti tą Zinzino veiklą, nei keliauti su Zinzinu. Tai taip ir buvo suplanuota. supratau. Tai gerai. O šį šeštadienį pasimatom? Jo. Atsiveži savo partnerių kažkiek? Kažkiek bus matyti. Gerai. Labai fain. Kažkiek bus. Nedaug aš jų turiu, tai net ir kad daug vežti. Žinai, turim tiek, kiek galim išlaikyti ir suadministruoti, ir prižiūrėti, ir pasirūpinti, ir išmiluoti. Nu, turbūt, kad duoda tiek, kiek galim realiai suvaldyti, nes galima prikepti tų partnerių iki beprotės, bet jie nesuvaldyti, neprižiūrėti, nelaimingi, nedarantis rezultato ir nežinantis, ką daryti, jie yra tada paskui labai stipriai nusivylę ir tada, nu ir va tada turim, ką turim. Tai taip. Nu, fainai. Tai pasakysiu, ko aš labai laukiu ir jau tada pabaigsim mūsų susitikimą. Tai aš labai laukiu asmeninių sesijų su Julieta. Tai reiškia, kad kiekvieną dieną galima su juo turėti užsiėmimus, su juo susitikinėti, su juo bendrauti, su juo skambinti, su juo rašyti potencialiem partneriam ir klientam ir ją galima susiminti į prezentaciją. Tai yra iš tikrųjų nereali galimybė. Tai jeigu dar kas nepadarė tokio dalyko, kaip kad užsiregistruoti ir užsirašyti į tas sesijas, Antanas iš tikrųjų dabar pakeliui skrenda, tai pasinaudokite tą progą ir padarykite tai. Nes mums iš tikrųjų lieka keli mėnesiai ir mes turim didžiulę galimybę gerai pasiruošti, nes aš pamenu iš praeitų metų ir tą patį Vaida Kurpienė ir visi, kas turėjo Black Friday, tai kuo įmanoma buvau labiau pasiruošęs iš anksčiau, tai yra sąrašai, tai yra kažkas automatizuoto, tai yra galbūt vienas kitas žmogus, kuris gali man padėti skambinti, rašyti, siųsti užsakymus, derinti, juos pildyti ir taip toliau. Kuo įmanoma anksčiau visą tai pasidarius, tuo skalsesnis ir geresnis ir gausesnis derliumi būna Black Friday. Tai va, bet apie Black Friday tada gal pakalbėsim jau per kitus susitikimus, nes dabar pagrinde direktoriniam, kuris vyksta kiekvieną pirmadienį direktorių ir above pasiekusiam kvalifikaciją nariam, tai jie pagrindė jau dabar kalba tik tai apie Oslo renginį, kaip tas Oslo renginys, kas ten bus, ką ten veiksim, ką šnekės, kokie pranešėjai. Nu, žodžiu, visą tą eigą, kad direktoriai galėtų savo komandai paskirstyti tą žinutę ir pasidalinti. O paskui jau pasibaigus Oslui, tada prasidės jau kalba apie ir tą patį Black Friday, Black Week ir tada jau truputį po truputį viskas eis link pamotyvavimo, kad būtų pabaigtas mėnuo, kad dar yra laiko ir galimybių kvalifikuotis į direktorių tripą. Tai ačiū labai visiems. Pasimatome jau visai netrukus už kelių dienų Kaune. Gal kažkas turit kažkokių klausimų ar kažkokių pastebėjimų, kas dar ką neišsakėt ir norėjot išsakyti? Tai du dalykai. Reikia susitarti dėl važiavimo, kas iš Vilniaus su kuo važiuoja. Tai galim pasikooperuoti vėlgi čiate ir dėl afterio. Tai va du dalykai. Mes važiuojam su Bakėjom ir Ieva. Nes iš Vilniaus tikrai važiuoja dar Giedrė su Laimonu, tai vat prie kažko pasijungtų, kas važiuotų. Nes jeigu ne, tada aš pati važiuosiu su savo mašina, nes jie nevairuoja būdu. Nu tai va, tai čiate vėlgi pasikooperuojam, kas kaip. Dar kalbant apie Giedrę ir Laimoną, tai po praeito mūsų antradieninio pokalbio mes tarėmės. Aš sakiau, kad galiu prisėsti su jumis pasikalbėti apie pardavimus, kaip skambinti, kaip kalbėti, ką kalbėti. Tai vat Giedrė su Laimonu paskambino, parašė man ir mes dabar derinam su jais laiką, nes jie ten nori tokį siųsti laišką,
įmonių vadovams, su jais susitikinėti, kalbėtis, tai va, tai palaikymas maksimalus. Dar kažkas? Vilma, tu čia? Vilma. Ne, Vilmas. Vilma. Esu, tik tai negaliu įsijungti, atsiprašau. Tuoj. Viskas gerai, mes gal norėjau, kad tu pasakytum, ką Kas išgirdai. gerai. Ką išgirdai apie šitą renginį. Klausau ir vėl aš įkvėpta, tai, aš suprantu viską, ką jūs kalbate, atrodo tokia smulkmena, bet jūs taip nuoširdžiai iš tikrųjų tą sakot ir vėl primenat, nes, aš pakeliui tik tai. Labai gerai. Žinai, visada Julieta apie tai sako, kad tai yra labai nuoširdus verslas ir kad čia dirba žmonės, kurie iš tikrųjų iš savo širdies gelmių nori padėti kitiems žmonėms tapti geresniais, sveikesniais, laimingesniais ir turtingesniais. Tai va, tai gal dėl to taip ir skamba. Tai viskas. Linkiu visiems geros dienos ir pasimatysime netrukus. Iki.